Vandens ūkio inžinieriai analizuoja ir vertina vandens bei nuotekų cheminius rodiklius, parenka vandens ruošimo ar nuotekų valymo technologijas. Prižiūri hidrotechnikos eksploatavimą ir atlieka įrangos monitoringą, rengia ir įgyvendina vandenų apsaugos bei valymo projektus. Gali dirbti vandens ūkio objektus projektuojančiose organizacijose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bendrovėse, pramonės įmonėse, kuriuose yra sudėtingi vandens ruošimo ar nuotekų valymo įrenginiai, vandenų būklę ir technologijas tyriančiose įstaigose, valstybinėse priežiūros institucijose. Esu Vytautas, man yra 17 metų. Mokykloje labiausiai mėgstu gamtos mokslų pamokas, tai biologija, chemija, taip pat matematika. Lankau tinklį, žaidžiu krepšinį bei stalo tenisą. Noriu studijuoti mediciną ir būti chirurgu. Esu Evelina, man 19 metų. Mano mėgstamiausi dalykai – matematika ir ekonomika. Žaidžiu lauko tenisą ir praktikuoju jogą. Norėčiau studijuoti ekonomiką užsienyje ir tapti finansų eksperte. Aš esu Jurgis, man yra 17 metų, patinka istorijos, muzikos, geografijos pamokos, laisvalaikiu žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir skaitau detektyvus. Norėčiau būti policininku ir tirti sudėtingas bylas. Vandens ūkio inžinierius Algimantas Lankas, UAB Trakų vandenys Lentvarių skyriaus viršininkas, darbo stažas 11 metų, baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Vandens ūkio inžinieriaus darbas yra ganėtinai platus, nuo vizijos sukūrimo iki išpildymo. Tai yra projektų vadovas, kuris suprojektuoja vamzdynus, suprojektuoja įrenginius, vykdo projektą. Yra inžinieriai, kurie stato. Kai pastatym reikia prižiūrėti. Yra remontas. Yra daug sričių, kur vandens ūkio inžinierius gali save išreikšti. Lietuvai pasisekė dėl to, kad mes turim giluminį vandenį. Tai yra mes imam vandenį iš žemės. Kito pasaulio šalis ima iš ežero, iš upės ir valosi. O mes turim švarų savo vandenį. Vanduo yra po visą Lietuvą. Darant gręžinius, jį visada rasi. Tik tai klausimas, kokiam gylyje. Kiekvienas miestas turi savo viešąjį vandens tiekėją. Tai yra pagrindinė įmonė, kuri tiekia gyventojams vandenį. Viešojo tiekėjo negali būti privatus žmogus. Iš vienų žmonių esu girdėjęs tokią nuomonę, kad iš čiaupo vandenį gerti yra labai nesveikia, kad yra labai užteršto, o kiti man sako, kad yra labai tas vanduo geras ir švarus. Mes tiekiam geriamąjį vandenį. Mes atliekame mikrobiologinius tyrimus, kad nebūtų jokių bakterijų, kad atitiktų geležies kiekį pagal normas, kurios yra nustatytos. Tai galiu atsigerti? Drąsiai gali. Blogas vanduo gali būti tik tuo atveju, jeigu pas jūs yra bloga santechnika. Jeigu jinai yra tvarkinga, mes vandenį tiekiam gerą ir gerimą. Priežiūra vykdoma pastoviai, kad nieko neužkrėstų, kad jokių bacilų, jokių bakterijų nepakliūtų. Vanduo buvo labai skanus ir visiškai be baimės jį geriau, pasitikėjau techniką. Kol kas dar gyvas, tai va. Dabar aš manau, kad tikrai drąsiai galėsiu gerti vandenį iš čiaupo. Pats principas niekam nepasikeitė. Tai yra gręžinys gręžiamas, įleidžiamas siurblys, pumpuojamas vanduo. Technologijos tik tai keičiasi, gal našesni siurbliai, kad mažiau elektros imtų. Kompiuteriai visur, priežiūra skirtingų objektų, kurie yra už 50 km. Tai sumažina kaštus. Nereikia važinėti tenai visai. Raudonas taškas jau yra kažkokia tai problema, kurią reikia spręsti. Važiuoja avarinė brigada ir tikrina, žiūri, remontuoja. Mokykloje reikia pasidomėti chemiją, biologiją, matematiką, fiziką. Turi išmanyti beveik visas sritis. Kartais reikia su informatikais susitikti, su elektrikais, biologais, su chemikais. Turi pasikviesti tam tikrą specialistą. Bet jeigu tu pas neišmanysi, tai tu nežinosi, kokio tau specialisto reikia. Įdomiausia tai galbūt, kai vykdom kažkokius tai projektus sunkesniam sąlygom. Tarkim, Trakuose turime vandentiekį paklotą per ežerą, po vandeniu. Aš manau, tai yra įdomu, nes tai buvo su narais. Problemos įsprendimas ir gal duoda didžiausią pasitenkinimą. Randamės nuotekų valykloje, tai visos nuotekos pakliūna į šitą rezervuarą didžiulį. Ir čia mūsų pagalbininkės, bakterijos valo, naikina, valgo nuotekas. Vyksta biologinis procesas šitam visam rezervuare. Dėl to ir vadinasi vandens ūkio inžinierius. Tai yra susiję ir vandens tiekimas, ir nuotekos. Vanduo pats taip švarus nepasidaro, tai yra įrenginiai, ganėtinai sudėtingi,
Praktiškai šiuo metu tai yra daugelio atveju biologiniai įrenginiai, tai yra gyvos bakterijos, kaip sakant, su jomis reikia irgi draugauti, žinot, kiek jų ten turi būti, kaip jos dirba, tą reikia išmanyti, kad nuotekų valymo renginiai dirbtų teisingai ir išvalytų iki norimų normų, standartų vandenį. Pagrindinis finansavimas eina iš ES, tinklų plėtrai ir nuotekų valymui. Tikslai tokie, kad 95% gyventojų, kurie prieina prie vandens gerimo, kad jie nuotekas išleistų nuotekų valyklas, kad neterštų gamtos. Yra progresas, Lentvario nuotekų valykla prieš 10 metų pastatyta. Tai aš mačiau, kas buvo prieš tai, kai atbėga vanduo švaresnis negu kad išbėga. Dabar, kuris jau yra išvalytas, jo neatskirsi nuo gerimo. Išvalymas yra praktiškai 90-98%. Taip, kad tendencijos yra geros. Tikrai to nesitikėjau, kad galima nešvarų vandenį taip švariai išvalyti. Tikrai turėtume džiaugtis, kad vanduo bėga toks švarus ir kad yra tokie žmonės, kurie jį prižiūri, valo. Žmogiškųjų išteklių Lietuvoje trūksta. Vandenį kažkam reikia tiekti, kažkam reikia kloti tinklus, kažkam reikia remontuoti. Taip kad specialybė, aš manau, perspektyvi. Drąsiai galima eiti, bus to darbo. Profesija yra labai reikalinga ir labai svarbi, nes visgi kalba eina apie vandenį. Niekada nesusimastydavau, kad reikia tiek daug pastangų, kad tokios priežiūros visko, kad tiek daug skirtingų aparatų. To vandens kelias nuo pat tų visų gelmių iki mūsų kranų yra tikrai labai ilgas ir jame labai reikalingos didelės žinios, daug visokių procesų, daug visokių technologijų, kad jisai patektų iki pat mūsų namų.